Kodėl vyrai nenustoja norėti kitų moterų, nori keistis visą gyvenimą? Kitų būdų jis nežino ir tai gali išsivystyti į priklausomybę. Nesupranta, kad jam iš tiesų reikia mamos, o ne tos moters. Sveika, Egle, noriu pristatyti tave savo žiūrovams. Nuostabi moteris, žavinga, šarminga ir šiaip labai nuostabaus švelnaus balso savininkė. Psichologė, lektorė, saviugdos trenerė, bestselerių autorė, kaip tapti dama bei kodėl geroms mergaitėms patinka blogi berniukai. Ir šios dienos tema, kaip ir tavo knygos pavadinimas, kodėl gerom mergaitėm patinka blogi berniukai. Taip. Savo rankose matau, rodai, pristatyk, klausom. Tai pristatysiu knygą Kodėl geroms mergaitėms patinka blogi berniukai. Tai taip, šita knyga turi 18 tikrų istorijų, kurias dalinasi realūs mano klientai ir pasakoja apie tai, kodėl jie susiduria, tiesiog papasakoja taip, kaip jaučiasi. O aš jums duodu atsakymus apie tai, kodėl taip vyksta su jais gyvenime. Taip, tavo knygoje yra 18 istorijų. Tiek Taip. moterim pritaikytų, tiek vyram. Tad žodžiu galite skaityti poros, domėkitės ir klestėkit savo santykiuose. Tai kodėl toms geroms mergaitėms patinka blogi berniukai? Pasakok. Pasakoti galiu labai daug, todėl kad kiekvieną dieną susiduriu su įvairiausiam istorijom ir su žmonėm, kurie susiduria su įvairiausiais emociniais, psichologiniais sunkumais. Kadangi esu psichologė, psichoterapeutė ir konsultuoju žmonės ir dirbu šitoje srityje, sugalvojau parašyti knygą, kodėl geroms mergaitėms patinka blogi berniukai. Nes labai dažnai girdėdavau atėjusi apie tai, kaip moteris varo ant vyro, o vyrai varo ant moterų. Ir aš pagalvojau, tai juk toks tokius sutinka. Tai gal reikia pagaliau jiems duoti atsakymus, kodėl taip yra, kodėl jie negali būti kartu. Nei laimingi, nei atskirai laimingi. Tai gal turi būti kažkokios subtilesnės priežastys. Tai va tas priežastis pradėjau ieškotis. Ir čia yra psichologinės istorijos ir atsakymai, kodėl taip yra. Ir šiandien pasidalinsiu keliais. Gyvenimiškos istorijos. Iš tikrųjų labai įdomu skaityti tokią knygą, kai tu žinai, kad yra realybė. Neišgalvota, neprifilosofuota, ne serialai, o iš tikrųjų taip, kaip yra tavo kabinete galbūt, kitur, bet ta tikra reali istorija, kurie gali lies kiekvienas, kaip tu mane pasitikai šiandien ir pasaky, kad čia yra tikras gyvenimas, nei kaip ir serialai sukurti iš tikro gyvenimo, o ne atvirkščiai. Tikrai taip, žinokit, visi serialai, kuriuos jūs žiūrite, yra žmonių realūs gyvenimai. Tu užsiminiai savo knygos pristatyme, kad niekas nevyksta be reikalo, kad santykiuose yra du žmonės, ir dažniausiai gal net jie yra vienas kito atspindys, tik mes to nenorim pripažinti, bet iš tikrųjų taip yra. Taip, nes pripažinti yra per daug skausminga ir per daug nemalonu. Iš tiesų, mums pripažinti, kad aš esu neteisus arba neteisi, prilygstama su, viskas, katastrofa, aš nevykėlė. Jau ir taip mūsų savivertė yra sužeista ir pažeista. Ir dar man pripažinti, tai, ne, ačiū, tegul jis prisipažįsta, tegul jis būna kaltas, arba tegul ji būna kalta, nes man jau visko yra per daug. Nes tiesiog taip yra. Ir iš tikrųjų, žinai, Egle, sunku ir darbe rodyti, ką tu moki, ir prieš vaikus gera mama vaidinti, ir šiaip gyvenimo kovoti už savo vietą. Ir negana to, tu grįžti namo ir dar su vyru negerai. Ir tu dar jam įrodinėjai savo tiesas. Tai toksai būna dažnas iššūkis gyvenime, kaip ir tu užsiminiai. Maža savivertė gimsta iš tų nepasitenkinimo, kažko negavimo, neįrodymo, tada baimės prasideda ir dažniausiai moteris labai dažnai sunyksta. Taip, bet yra priežastis, kaip galima tą savivertę pripažinti ir pamatyti, nes tai yra iš vaikystės atėjusios patirtys, traumos, kai mes, kaip pavyzdys, stebime kažkokią neteisybę, kuri vyksta šeimoje, pavyzdžiui, mama su tėčiu pykstasi. Ir vaikas stebėdamas šitą visą situaciją, jis nenustoja mylėti mamos ir tėčio tą momentą, kai jis mato neteisybę, arba su juo neteisingai elgiasi. Iš tiesų, tą momentą vaikas nustoja mylėti save, nes jam jausmas kyla viduje, kad jis yra kaltas, kodėl aš taip jaučiuosi. Nes vaiko emocinis intelektas dar nėra išsivystęs, taip kaip dabar suaugusio žmogaus. Nes, kaip pavyzdys, kaip mūsų IQ proto intelektas vystosi. Juk mes irgi 6-okui, 7-okui ar 6-7 metų vaikui neduodame 10-oko, 12-oko matematikos uždavinį. Taip,
Jis turi praeiti tam tikrus raidos etapus, kad gebėtų išspręsti tam tikrą matematikos uždavinį. Lygiai taip pat ir emocinis intelektas, jis irgi turi vystytis. Ir vaikas turi irgi palaipsniui gauti emocinės patirtis, kurias galėtų jas teisingai apdoroti. O dėl to ir įvyksta psichologinės traumos vaikystėje, kai nėra apdorojamos tinkamai emocinės patirtis. Iš tų traumų tada ir gimsta ir narcizai, Taip. ir nepilnaverčiai, ne visaverčiai žmonės, turintys didelių baimių. O gal net ir tie mačo vyrai, kurie irgi turi problemų, bet savo to dideliu skydu. Ir aš esu vyriškas. Taip, nes tai parodytų, jeigu aš neturėčiau šito mačo skydo, tai aš būčiau kas tada? Aš galbūt būčiau netinkamas, menkavertis ir kažkoks nepakankamas. Nes tik iliuzija, kad tik moteris jaučiasi nepakankamos ir menkavertiškos. Iš tiesų, visi vyrai irgi turi giliai užspaustą tą patį jausmą. Tik tiek, kad jie mažiau jį jaučia, nes jie nepažįsta savo jausmų tiek, kiek moteris gali sau leisti pažinti. Taip, nes mes esame emocionalesnės, mes ieškome, mes gilinamės, mes domimės, kodėl mes, jeigu mes pripažįstam, kad mes nepakankamai geras, mes ir ieškom atsakymų, o vyrai ne. Vyrai, ašgi vyras, aš pamaitinu, šeimą padarau, namą pastatau ir viskas, o ko dar daugiau reikia. Ir turiu vieną sekėjo klausimą. Kodėl vyrai nenustoja norėti kitų moterų ir jas keisti visą gyvenimą? Nori keistis visą gyvenimą. Tai čia turbūt ta toksai prieskonis į nepilnavertiškumą. Taip, ir natūraliai tai veda į kur? Tas nepilnavertiškumo jausmas link mamos. Aš vis dar ieškau savo širdyje mamos. Ir kiek aš gaunu tą fizinį kontaktą, tą ryšį su moterim, aš vis nepasisotinu. Aš vis neužsipildau, nes vyras nesupranta, jo viduje informacija, kuri yra, nesupranta, kad jam iš tiesų reikia mamos, o ne tos moters. Ir jeigu vyras atkurs emocinį, aš nesakau čia fizinį kontaktą ar bendrauti su mama, ne. Čia tai galima padaryti tik psichoterapijos proceso metu, kai mes atkuriam emocinį ryšį su mama. Taip, ir tada vyrui jau jokia moteris neatstos mamos. Jinai gali būti jau moteris šalia. Ir kitas dalykas, noras nuolat turėti fizinį kontaktą su kita moterim. Nes vyrai kai kurie ir sako, man tik reikalingas fizinis kontaktas, nei man ten jį įdomi, nei man ten su jie kažko aš noriu, aš tiesiog noriu lytinio kontakto. Tai irgi kalba apie vyro emocinį nebrandumą, nes tik tai emocinio ir lytinio kontakto metu jis gali sumažinti įtampą ir stresą. Nes orgazmas ir pats lytinis aktas jis nuramina. Jis vyrą atpalaiduoja, nes kitų būdų jis nežino ir tai gali išsivystyti į priklausomybę. Taip, ir aš dabar kaip tik apie tą išsiliejimą, išsirodymą lytinio akto metu, tai toks, žinai, kaip mano susitaikymas seksas, toksai, žinai, iš karto, iš emocijų, iš visko, tu atsiduodi, išleidi ir vėl atrodo ramu, šeimoje tyla, ramybė, mes išsidraskam, atrodo, ir išsidam. Gerai, dar turiu klausimą. Mes kalbam apie moteris, apie moteriškumą ir buvo vienas klausimas, kur slypi moteriškumas. Aš esu vyriško sudėjimo, man per 50. Labai mėgstu seksualius apatinius, bet vyras nuolat mane smugdo ir sako, kad esu per sena juos dėvėti. Ar reaguoti vyro kritiką, ar ne? Kaip man jaustis moteriškesnė? Labai subtilus klausimas ir jautrus ir daugeliu atveju tai susiduria su tokia situacija ne tik 50 metų, bet gali ir 20 metų, 30 metų. Čia aplamai kalbant ne tik apie seksualius apatinius, bet aplamai apie seksualius rūbus. Taip. Kad moteris iš tiesų gėdinasi ir bijo dėl tam tikrų įsitikinimų. Lygiai taip pat ir vyras. Vyras, kuris neleidžia moteriai kažko, jis irgi savyje turi kažkokių įsitikinimų, kad tokio amžiaus jau nedara daryti, kad tai jau yra nepriimtina, negražu. Bet klausimas, o kodėl jis taip galvoja, kodėl tokį jis turi įsitikinimą? Tam priežastis irgi yra daug subtilesnė ir galbūt daug gilesnė, nes vyrai tokia moteris, kuri apsirengus seksualiai atrodo galbūt kažkokia, netokia, nes jis ją mato emociniam pasaulyje kaip savo mamą arba tėtį, o čia dabar jinai tokia jau moterim būna. Graži, seksuali, išraiškinga, pasitikti savim. Jis gal net vyras išsigąsta tokios moters. Taip, išsigąsta, nes jo vidiniam pasaulyje galbūt kažkokiu momentu jinai atstoja ją mamą.
Ir kaip dabar man tokia mama? Ne, geriau tu būk prie puodų, būk tu man prie skalbinių, tvarkyk namus, lygink, skalb. O čia apie tokius dalykus, tai, nu, geriau tu iš vis net O apie nekalbėk. savo ten seksualinės fantazijas tai gali patylėti. Taip, jeigu tikrai taip yra įsivaizduoji. tokių šeimų, tokių porų tikrai yra ir tiesiog tai yra. Į tokią kritiką nereikia, kaip moteriai, pavyzdžiui, tą kritiką priimti ir supras, kad pas jį yra problemos. Ne pas ją, kad aš noriu būti moteriška, tarkim, seksuali, pasitikinti savimi, o kad čia su vyru yra problemos, kad jam reikėtų šiek tiek pasitempti. Bet klausimas, kodėl jinai pritraukia tokį vyrą. Vadinasi, pas ją irgi yra kažkokia dalis, kuri irgi nepasitikė savim, kad jai reikia tokių rūbų seksualių. Žinot, žmogaus asmenybė, jinai labai komplikuota, mes tik atrodom labai paprasti ir primityvus. Mes žmonės turime daug asmenybės dalių, kurios tarpusavyje gali ir pyktis, ir nesutarti, ir vienaip ar kitaip reaguoti į kažkokį reiškinį. Taip, kad lygiai taip pat ir pas moterį galbūt kažkas yra tokio, kas jai pačiai savyje nepatinka, o partneris tik tai ją išryškina taip. Nes moteris gali užsidėti tuos seksualius apatinius iš desperatiško noro, pamatyk mane, pažiūrėk, kokia aš seksuali. Pritraukti dėmesį, bet viduje jinai gali jaustis visiškai šlykščiai ir visiškai negražiai. O jinai tikisi, kad apsirengusi vyras puls kaip grobuonis ir jai sakys, kokia tu graži, kokia tu faina, nors jinai viduje jaučiasi labai prastai. Ir čia šitoje situacijoje nėra viena kalta, tai yra abiejų žmonių kažkoks dinamika ir kažkoks ryšys, kuris nėra darnus ir sveikas, nes darniuose harmoningose santykiuose taip nebūna, būna kitaip. Bet ar visose harmoningose santykiuose, kaip tarkim sakai, jie tarkim sąmoningi ir harmonija, bet taigi vis tiek jie žmonės, jie pykstas, taip pat ranko tas lėkštes. Galbūt taip drastiškai lėkščių nepatranko, bet kažkas vyksta. Tai būna. Jie supranta, paskiau jie kalbasi, jie išdiskutuoja dėl tą vietą, bet jie leidžia savo emocijas išreikšti. Tapsi, ne tai, kad keistai skamba, jau jie ne emocionalus, bet jie gali savo leisti išsiriekti, jie supranta, kad tai yra negerai, kad jie reikia dėl tų pačių, pavyzdžiui, problemų, bet noriu. Čia yra irgi sąmoningas pyktis, ar jis yra reikšmingas pyktis. Nes mes labai dažnai pykstam dėl to, kad pykti reikia. Aš turiu tokią programą, pykti. Pavyzdžiui, man PMS-as, man ten dar kažkas ir aš turiu kaip įprotį pykti. Nors natūraliai galbūt man net nėra jausmo pykti. Bet padarysiu konfliktą, nes šiandien esu tokios nuotaikos, kai verta daryti konfliktą. Čia aišku, aš neku perkeltinė prasme, bet mes tai darome nelogiškai, proto nesuvokdami, nes pasaulyje yra tokios programos, tokie įrašyti failai, kurie įsijungia ir veikia. Ir ką labai svarbu suprasti, kad sąmoningi žmonės irgi pykstasi, bet jie pykstasi kitaip. Taip kebliai viskas nuskambėjo, aš tik Taip, nes iš tiesų žmogus nėra primityvus ir populiarioji psichologija, jinai labai siaura ir lėkšta šiek tiek. Mes prisigaudom labai daug populiariosios psichologijos terminų, frazių ir jais vadovaujamės gyvenime, bet iš tiesų tikrasis psichologijos mokslas ir psichoterapija yra daug gilesnė, subtilesnė, todėl šie specialistai ir vadinasi psichologai, psichoterapeutai ir ne kiekvienas žmogus gali jo būti. Net, kaip kiti galvoja. Kokių savybių reikia būti psichoterapeutai, psichologai? Kokių savybių? Kokių savybių? Jeigu tu minėjai, kad ne visi gali jau. Taip, čia lygiai taip pat, žinai, kaip dainininkų. Vieni gimsta būdami dainininkai ir dainuoja, o kiti išmoksta dainuoti. Psichologai irgi gimsta, o vieni išmoksta jais būti. Tai yra irgi talentai, gebėjimai, kaip ir gydytojas. Vienas jau gimsta su jausmu ir žinojimu, kad jis bus gydytojas, kad jis turi potencialą ir gebėjimą, o kitas tik bando pritempti, kad jis yra gydytojas. Ir labai dažnai jis nedirba to darbo, o dirba tiesiog, kad mama liepia, tėvas liepia, arba giminiai visi gydytojai buvo. Labai dažnai pasitaikantis tas dalykas, kad mama liepia, mama liepia stoti, aš įstoju, man nepatinka, ką darysi, ir būna šeimos gydytojas. Tarsi aš nesakau, neabejoju jo profesijos, išsilavinimu ir visko, bet jis tai nedaro tai širdies didžiausių pasitenkinimu ir jisai, tiesiog būna, kaip negražiai sakysiu, eilinis šeimos gydytojas. Taip,
Taip ir dainininkai yra, vieni gimsta turėdami talentą ir jie pritraukia minę žmonių ir klauso visi, o kiti bando būti dainininkais, bet jie irgi pritraukia žmonės, jie irgi dainuoja ir galima Charizma išmokti. gal net. Taip, charizma. Turiu didesnę charizmą, pavyzdžiui, Taip. neturiu balso, bet aš esu toksai bomba. Taip, ir žmonės žiūri, pritraukia ir dar pasitobulina balsą ir dainuoja savo ir pinigus uždirba. Ta prasme, čia kaip ir bet kokioje profesijoje, ta prasme, arba tu gimsti. Tas pats kaip ir su mokytojais. Būna mokytojai, kurie gimsta būti mokytojais, o kiti, kurie, pritempti kažkokiais, įsitikinimais ar šeimos kažkokiais matytais modeliais, kad visi buvo mokytojai ir man reikia būti mokytoja. Bet tai nėra iš vidaus ir nėra tos laimės. Tai ko reikia psichologui būti geram? Taip. Tai reikia gimti būti psichologu. Nes jeigu tu bandai pritemptai būti psichologu, tu neištirpsi tokį darbą, nes tai darbas, kaip aš sakau, labai atsakingas, labai jautrus. Ir labai toksai emociškai stiprus darbas ir tikrai ne kiekvienam. Taip, ir tos, kad emocijas pas savį neįsileisim, kad mokėtum tokį barjerą pasistatyti. Taip, dėl to ne bet kas gali būti psichologų ir psichoterapeutų, nes tiesiog neišbūtų. Na taip. Taip. O kas iš pašaukimo, tai ir būkitys. Taip. Ką širdelė sako, tą darykit ir taip darykit. Norit malonumo, maloninkitės, norit ir dirbkit. Taip. Viską, ką jūs norit, darykit. Gerai. Ar blogom mergaitėm patinka geri vyrukai? Taip, žinoma, kaipgi kitaip. Nes iš tiesų blogom mergaitėm su gerais vyrukais galima labai daug ką nuveikti. Pavyzdžiui, nėra tendencijos, kad moteris neskriaudžia vyrų. Yra tikrai moteris, kurios skriaudžia vyrus, bet jie leidžiasi tą daryti. Čia kaip būna, pavyzdžiui, TikTok'e, dabar visur tie reelsai populiarūs, kaip moteris jau kaip pyksta, tai tik iš žvilgsnio gali suprasti, kad jau bus blogai ir jau vyras stoja, bėga ar ten su kočėlu pasiemus. Aš tai netikiu, kad moteris neskriaudžia vyrų. Manau, kad būna, gal net ir dažniau. Taip, ir labai dažnai, tik tiek, kad vyram apie smurtą psichologinę kalbėti yra gėda ir nemalonu, nes tai yra nevyriška, kaip tau boba gali aiškinti ar dar kažką, tai gal bobų nevadina dabar, bet kaip tau gali kažkas aiškinti, tai yra labai skaudu ir per savivertę kertantis pripažinimas. Tai peilis vyram. Tada eina ir daro ir nesiskundžia. Taip, ir būna, kad moteris paskambina, jis jau bėga namo. Nes bijo skandalų, bijo pykčių, geriau šventa ramybė, geriau aš darysiu viską, kad tik tai jai būtų gerai. Nes tokią strategiją jis išmoko dar vaikystėje, norėdamas įtikti mamai. Geriau grįšiu namo anksčiau, kad mama nepyktų. Taip, tai dabar grįžtų pas žmoną, geriau, kad jinai nepyktų. Bet ar tas vyras laimingas prarasdamas savo vyriškumą? Taip, nes moteris jį daro kuo impotentų. O paskui jinai sako, kad mano vyras, jisai tai niekam neįdomus. O pati tokį padarė. Ir jisai leidosi, realiai tai padarė. Jis leidosi. Tai žodžio būk kalti. Ir nėra čia ko pykti. Nėra ko pykti, nes toks tokį sutinka. Jis leido, kad moteris vadovautų, o jisai, kaip ir atvirkščiai būna, kad vyras pasakė ir viskas. Taip, tai aš visada sakau, darnius santykius ir harmoningus gali sukurti tie, kurie emociškai yra brandus ir emociškai save galintis ir jau esantis savęs pažinimo kelyje, tai reiškia sąmoningi žmonės. O kaip būti sąmoningu padeda stalo žaidimas Damos ir džentelmeno harmoningi santykiai. Taip, šis žaidimas sukurtas žaisti dviem žmonėm, kurie ieško savo darnių santykių paslapties. Papasakok apie šitą žaidimą. Kas čia yra kortos, kas būtų? Taip, čia yra stalo žaidimo lenta, 45 klausimai. 25 užduotis. Pora ridena stalo žaidimo kauliuką ir vaikšto pagal tai, kiek išriedėjo stalo žaidimo lentoje. Šis žaidimas nėra paprastas, kaip aš sakau, jis yra magiškas. Ir kas sužaidžia šį žaidimą, gauna kažkokią atsakymą ir žinutę apie savo situaciją, apie savo klausimą, kaip šeima, kaip pora, kurioje jie dabar sprendžia kažką. Jie gauna atsakymą. Nes šis žaidimas yra sukurtas remiantis dažniausiai pasitaikančiom poroje, šeimoje santykių problemom. Nes taip būna, pavyzdžiui, žinai, kaip būna buity kas nors. Vyras neneša šiukšlių. Ir moteris klausia, kodėl? To išnešiu ten, kad tu tik daugiau neklausinėtum, išnešiu bus ramybė. Bet to, pavyzdžiui, gal šitam žaidime, tarkim, abu kitose situacijose išsikalbėtų ir labiau pradėtų suprasti, kodėl jis jų nenori nešti, kodėl na jo šaukia, kodėl, tarkim, netaupot pinigų, kodėl nevažiuoti kelionės ir atsako per kitą prizmę, ne į tavo daugumą klausimų. Taip,
Labai gerai tu pasakei per kitą prizmę, dėl to, kad visur yra atsakymai. Mes žmonės galbūt tik nemokam jų girdėti, nemokam pasakyti, kad kitas išgirstų, bet kiekvienam reiškinyje yra atsakymai. Dabar 21 amžiuje, žinokit, kai technologijos tobulėja, dirbtinis intelektas tobulėja, viskas eina į priekį. Žmogaus prieimas prie žmogaus, psichoterapija ir psichologija irgi nestovi vietoj, jinai tobulėja ir yra atsakymai, kodėl taip yra. Tik tie atsakymai nėra primityvūs. Vat vienintelis niuansas, kad jos reikia turėti tą sąmoningumo lygį, kad suprasti, nes kitam žmogui pasakai, jis tiesiog nesupranta, negirdi tos informacijos, nes reikia jam dar paaugti šiek tiek, kad jis išgirstų arba rasti teisingus žodžius, kad tame lygmenyje sąmoningumo, kuriame dabar yra žmogus, jis tą informaciją išgirstų. Ir labai dažnai poroje taip ir būna, kad vienas biškių paauga sąmoningumo keliu aukščiau, o kitas šiek tiek žemiau. Ir moteris pareina iš seminaro kokio, iš kurso kokio ir sako, aš ten tiek girdėjau, va, ten reikia daryti taip ir taip, va, žiūrėk, aš dabar žinau, o vyras čia yra. Ir jam ta informacija, ką ten moteris sako, jam kaip aliarmas galvoj. Jis ten, jam įsijungia raudona šviesa ir ten bėgti reikia, bėgti, man ten problema, žolė pjaut problema, aš negaliu būti taip, nes jis negirdi, jis nesuvokia. O moteris ką daro? Pyksta. Nu vat, aš čia tokia visa faina, aš čia tobulėju, aš čia siekiu, aš čia einu į kursus ir seminarus ir niekas santykiuose nesikeičia, jis vis tiek toks, koks yra, jis manęs negirdi. Tai aišku, tai kaip jis tave girdės, nes jis yra tame sąmoningumo lygmenyje. Ir prie jo reikia prieiti va taip, va, iš apačios, kad jį pakelti, o ne iš viršaus dar baksnuot. Nes kaip tu baksnuoji iš viršaus, tada jis dar labiau krenta į apačią. Aš atrodau, kad tiesiog būtų tas vaizdas aiškesnis ir žiūrovam, nežinau, ar tai matys, ar Matys, turi matyti. Šitas dalykas yra svarbus tą suvokti, kad moteris girdėtų. Ir labai dažnai būna tokia pas mane irgi ir storas darinu klausimus, atsakymus. Sako, aš viską darau, viską. O ką tu darai tą viską? Tai kursai, seminarai, ten lankausi pas psichologą, ten dar kažko, jis ten nesikeičia. Ir aš tada klausiu, gerai, pasižiūrėk, kokia tu buvai prieš tai ir kokia dabar esi. Aha. Aš pasikeičiau, o vyras, tai dabar jau vyras pradėjo psichologinius straipsnius skaityti. Tai jau yra pasiekimas, nes anksčiau jis jų neskaitė, jau jis pradėjo skaityti. Tai reiškia, kad moteris vis tiek, jeigu jinai eina į viršų sąmoningumo keliu tobulė, vyras, jeigu jis ją myli, vyras vis tiek kažkiek lips, bet jis lips savo tempu ir niekada nebus taip, kad bus lygiai. Galbūt ateis momentas, kai vyras praaugs, bet labai dažnai jis eina lėtai, savais tempais. O moteris nori visko greit ir dabar čia. Mes visko norim. Jeigu norim santykių, tai dabar. Jeigu norim vaikų, tai va dabar. Jeigu vestuvių, tai va čia sekundę. Taip. Bet tai kalba apie ką? Apie didelį vartotojiškumą, kuris ugdomas yra visuomeniai. Ir santykiai irgi tampa vartotojiški. Darykit kaip visi, jeigu visi, tarkim, perka namus, tai ir jūs pirkit namus, jeigu visi vaikus gimti, tai ir jūs vaikus turi gimdyti, jeigu visi geras mašinas perka, elektromobilius, tai reikia ir jum elektromobilio, nes ką jūs nusileisit. Ir tada tokia įtampa labai gaunasi, kad tu nepakankamas, kad tu kažką blogai darai. Ir ypatingai dar jeigu Instagram'e seki kažkokią žvaigždę arba dar kažkokią žymybę, kuri gyvena ledinį gyvenimą, idealų svajonių tavo gyvenimą ir matai, kaip ten viskas fainai ir gerai, o tu čia namuose tokia ir toks, tai natūralu, kad dar labiau pastiprina nepilnavertiškumo jausmą. Taip, o dar apie tavo žaidimą. Nusiperka pora žaidimą. Jį pažaidžia. Kaip mes sakom, tuose lygiuose esam. Ir aš, pavyzdžiui, pagalvoju, ar būtų, kaip dabar išreikšti savo mintis, jį reikėtų, aš galvoju, žaisti kažkokį laiko tarpą, nes žmonės keičiasi. Jau kiekvienas atsakymas gali po pusės metų, po metų, po 2 keisti ir tu supranti, ar tu paaugai, ar nepaaugai, ar kaip tas visas jūsų santykis tobulėja. Taip, labai dažnai. Jeigu jums patiko burokėliai prieš pusę metų, tai nereiškia, kad jums dabar jie patinka. Lygiai taip pat ir santykiuose mes nuolat keičiamės. Ir kas partnerystėje tiko prieš metus ar pusę metų, dabar gali visiškai netikti. Todėl šis žaidimas grąžina porą čia ir dabar į realybę, kaip yra dabar pas mus. Ir visiškai natūraliai gali daug kas keistis. Tai kad nepamesti ryšio, tai šis žaidimas tinkamas
kaip priminimas porai apie tai, kas svarbiausia yra santykius. Ir labai dažnai šį žaidimą neša vestuvėm vietoj gėlių. Wow. Taip. O aš dabar pagalvoju, o jeigu santykių pati pradžia, pavyzdžiui, pasimatymai pirmieji, šitas žaidimas padėtų skleisti jų požiūrius? Aišku, padėtų. Tik Ir čia aš reikia... pagalvoju, ar man tiks jisai vyrus ar netiks dabar, tavo žaidimą. Taip. Bet aš nerekomenduoju per pirmą pasimatymą, bet per kokį 5, per jau kokį 6, tai tikrai, šis žaidimas tai labai įsivertinti. Jeigu tau jau labai patinka, jau kaip ir viskas neblogai, tai pažiūrės, ar galėtum čia mano vyru būti, ar atsakai mano visus teigiamus klausimus. Tikrai, taip, emocijų džentelmenų harmoningi santykiai, stalo žaidimas tikrai duoda tą pajautimą. Nes kartais mes galime labai puikiai suvokti, bet jaučiam, kad kažkas, ne taip. Tai va, žaidžiant tokį žaidimą, tu labai greitai, tą savo savijautą jausmą pasitikrini. Čia galbūt tinka tom ir tiem, kurie tikrai nori sąmoningos poros. Va, kurie jau biški šiek tiek yra... Per 30. Ne per 30, žinok, jau irgi tokie yra, jau kai kurie sąmoningi. Ir ateina porų 20-mečių santykių terapija. Bet šiaip šaunuoju, iš karto jau žiūri, kas negerai, kaip galima tobulėti, kaip kur tą tvirtą šeimą, tai labai sveikinu. Šiaip aplamai jaunoji karta, jie iš tikrųjų yra labai sąmoningi ir, pavyzdžiui, turiu brolį, jam 21 metas, mokosi medicinai. Ir kažkaip mes kalbam apie seksą, apie lytinius santykius, apie LGBT bendruomenės ir jie taip atvirai tai daro. Ir aš sakau, wow, jūs žmonės, jūs dabar taip nebijo drąsiai kalbėti, ko aš jums pavydžiu, nes man kai buvo 21 metas, man buvo nedrąsu ir aš būčiau nekalbėjus. Tai labai sveikinu jaunuolius, jaunimą, nes jie tikrai, jie kieti yra, jie nebijo, jie laužia standartus, jie kalba, jie atvirai, jie daro, žodžiu. Taip, tai va, žinok, dėl to TikTokas man ir patinka, nes čia yra tokie žmonės ir toks jaunimas, kurie būtent taip ir elgiasi. Ir atvaizduoja, iš tikrųjų dar sakau, TikTok'e irgi vieną porą, jie jauni, tarkim, 20 kelių metų. Ir jie daro tokius juokelius, jie kaip viską, tos durų trankimus, lėkščių daužymus, bet jie tai daro iš juoko ir jie supranta, kad tai tiesiog yra kažkokia išraiška, kaip nepasitenkinimas, per tą juoko prizmą. Tai fainis. Jie labai gerai tokie juokeliai rezonuoja ir labai didelę auditoriją surenka peržiūrų, nes mes savyje visi turim tokią dalį. Ir kas vaidina, kad jau aš jau ten visokia tokia, dar palaukit, gyvenimas privers būti jūs visokiais. Tikrai taip, nes iš tikrųjų, aš dar prieš kokius pusę metų ir kameros bijojau. Tai tikrai visokiais. Nesenai skaičiau straipsnių. Amerikoje buvo atliktas tyrimas, vienam iš universitetų buvo apklausta 35 000 studentų iš 57 valstijų. Ir tiek vyrams, tiek moterims buvo prašymas pakalbėti apie savo bruožus, kokie yra santykiuose, ką jie renkasi dažniau, kiek laiko trunka santykiai ir ką jie atsižvelgia. Ir atsakymas toks, nesvarbu kultūra, nesvarbu religija, nesvarbu galbūt ir šiek tiek toks amžius, nes dar jisai laviruoja, kad tie blogi berniukai turi geresnius santykius, intymius ir daugiau partnerių, patelių, kaip galima sakyti, pritraukia. Jie geriau gyvena, įdomesnį gyvenimą. Taip, o kaip kitaip. Kam patinka lėti, kaip aš sakau, liūdni, nepasitikinti savimi, moksliukai. Irgi nelabai žavi kai kurias paneles, dėl to, kad jie tokie paslaptingi, neaiškus. Čia irgi, o tie mačos, tie, kurie išraiškingi, tie, kurie parodo save, tie, kurie... Tai irgi yra tie, kurie labiau atkreipia į save dėmesį. Ir jie tiesiog daugiau gali pritraukti, ko nes jie patrauklesni yra, nes moteris turi tokią programą išgyventi. Jinai irgi iš evoliucijos laikų, kad vyras turi parnešti grobį ir turi aprūpinti šeimą. Ir visiškai žiūrint iš tos biologinės pusės, netgi apsivaisinti ir daugintis yra kaip saugiau su tokiu mačo vyru. Bet čia, aišku, yra tokie, labai gilūs ir dalykai, bet jie biologiškai jau senai ištyrinėti. Ir mokslininkai tikrai tai yra pagrindę ir taip yra pagristi faktai. Tačiau tai nereiškia, tai yra taisyklė, nes gyvenimas nėra taisyklė. Bet mes vis tiek norim tų vyriškų vyrų, norim tokių, kad stovėtum kaip už sienos, jau kas nors nutiko, ar, pavyzdžiui, mašinį važiavo. Taigi nesinori pačiai problemai spręs, nori vyrui paskambinti, dažniausiai. Taip, o kaip kitaip. Ir dar reikia apkaltinti vyrą paskambinus, kad man į mašiną važiavo.
kad jis negali mesti reikalų ir atvažiuoti. Taip. Ir šiaip, kodėl mano tokia prasta mašina, jeigu ją ten taip sukūlė. Ir kas čia per mašiną? Tai ką man dabar, kaip man dabar į shoppingą važiuoti? Taip. Jeigu man mašinas sudaužė, tai nuvažiuok, nuvežk mane, sutvarkyk, pasim mašiną, sutvarkyk ir grąžink rytoj. Taip, grinai, ir tokių moterų tikrai yra ir daug, ir tos, kurios dabar klausosi, ir tie vyrai, kurie dabar klauso, tikrai atpažins situacijose save vienoje ar kitoje pozicijoje. Nu, bet klausimas, ar ta moteris yra psichologiškai, emociškai brandi ir ar tas vyras yra psichologiškai, emociškai brandus ir ar tai yra apie darnų santykį. Čia irgi yra klaustukas labai didelis, bet žinot, kaip aš sakau, nėra taisyklės, kas yra santykiai ir kokie tie santykiai turi būti. Kiekviena pora jo susikūrė, nes tai yra kūrinys dviejų žmonių, bet tai gali kurti sąmoningai tik du sąmoningi žmonės. Taip. Ir, iš tikrųjų, kai mes esame tie žmonės, kur kaip būna, norisi ir tų emocijų, tų įspūdžių, taigi jeigu busim visi vienodi, busim niekam neįdomus, mes nesame dirbtinis intelektas, kuris kaip paprašysi, tai parašys, taip neįdomu būtų. Taip, ir dar parašys be emocijų. Taip, o dar kai parašysi, prašau man emocionaliau, jis nelabai supras, ką tai reiškia, nes aš kaip bandžiau, žinai, emocionaliau išaiškingiau, kad taip užburtų ir jisai tą patį tekstą man parašo ir kas yra. Ir tada tu supranti, kad tu reikalauji kaip, žinai, žmogaus dirbančios tą darbą, o čia dirbtinis intelektas, kuris dar, arba išmokė naudotis, arba neprašy kaip iš žmogaus. Taip, bet gal vis pažengs tas dirbtinis intelektas. Gali būt po metų, po 2 žiūrėk, jau bus apsiukas, kur jau ten. Arba mokama versija įsirašyti reikėtų. Va, gal jau ten yra, nebandėjai. Nors mes visi tokie mėgstam free versijas. Bet nieko. O dar turiu tavęs klausimą. Pavyzdžiui, mes, žinai, kai dabar su kuo esu pokalbiuose, sekso tematikoje, šopose, dažnai pasikalbu su žmonėm tą tematiką, santykių tematiką, padiskutuojam, kas, kodėl ir kaip. Man iš tikrųjų gal dažnas vyras yra pasakęs, nekalbu, kad ten visi tikrai ne taip, bet sako, man patinka, kaip moteris šiek tiek parodo tą tokią ugnelę, jinai ten kur nors, pavyzdžiui, pamesas, jinai ten papūtus lūpas, man ten akis padrasko, bet sako, tokia paskui, kai aš ją, tarkim, sugriebiu ar mes susitaikom, tokia miela, švelni būna, sako, man patinka ta ugnelė santykiuose, jeigu jos nebūtų, sako, aš nežinau, kaip būtų. Taip, ir žinoma, kaip aš sakau, visi žmonės yra skirtingi ir visiems, jeigu tai tinkama, tai yra teisinga. Nes nėra santykiuose taisyklių, kad vadovėlį parašyta, kas yra santykiai, kokie turi būti santykiai. Gyvenimas nėra taisyklė, o ir santykiai tuo labiau. Kodėl ne, jeigu žmogus jaučiasi gerai, valio, puiku. Taip ir toliau. Tikės, daužyti tos indus, jeigu jums tai gerai. Jeigu jums gerai, svarbiausia, kad tai neliestų kitų. Ir svarbiausiai vaikai labai irgi kenčia, nes jie tokių dalykų nesupranta. Tai kol turite santyki dviese, valio, bet žinokit, kai bus vaikai, atsakomybė atsiranda. Taip, jau nesidūrė. Taip, tyliau ramiau jau. Arba vaikus pas močiutės, pasaukės ir tada. Taip, ir tada trankykitės, daužykitės. Čia, aišku, perkeltinė prasme. Dar vienas sekėjo klausimas, kodėl moterims patinka blogi vaikinai, o ramus, logiški, galinti tuos stabilumą, meilę, namus ir šeimą, dažniausiai atsisakome. Čia irgi yra 2 medalio pusės, žinokit, kad atsisako tik jaunos, dar kurios neturi patirties gyvenimiškas. Kurios turi turbūt didelį pasirinkimą ir nežino, ko imtis. Taip, tikrai ko rinktis ir ką imti. Bet po tam tikro brandesnio amžiaus moteris pradeda kitaip vertinti vyrą ir pradeda vertinti pagal jo veiksmus, realius. Pagal jo elgesį su ja, su mama, su vaikais, buvusiais ar esamais vaikais. Ir labai daug dalykų vertina faktais, o jaunystėje labai dažnai vertina paviršiumi. Tai reiškia skambūs žodžiai, emocijos, frazės, gėlės, žaislai. Taip ir tai veža, tai užveda, tai toks etapas ir labai fainas iš tiesų, jo reikia žmonėm. Bet tie, kaip tu sakai, geri, klausimas, ar iš tiesų jis yra geras pats savo, jeigu jis taip save vertina. Čia irgi būna dalykų. Narciziškumu. Taip, kažkas nebūtinai narcisistinio stiliaus asmenybė, bet, ta prasme, tokius sutinka. Ir jam
Viskas dar prieš akis. Ačiū, Eglė, tau labai. Ačiū už mūsų podcastą, kad labai smagiai su jums pasišnekėjau. Sekite, dalinsiuosi su Eglė, visus storius, viskuo. Ir ačiū jums. Iki pasimatymo. Viso iki susitikimo kitų.